kas ruošiasi Velykoms, stovi ilgas eiles, galvoja, ką gamins, ką valgys, ką įdės į skrandį. Na, o aš galvoju, kad maistas neturi būti vienintelis malonumo šaltinis. Su metais supratau, kad tai buvo ne mano noras, bet jų taip švęsti šventes. Dabar aš jau keli metai, kai pasidarau tik tais karštą ir jeigu noriu desertą. Ir galiu pasakyti, jaučiuosi puikiai ir nesu pavargusi, išsekusi nuo maisto gamybos ir tų visų dalykų. Mano